Sveiki! ARK prekyba pristato kraujospūdžio matuoklius pagamintus AEG kompanijos. Vienas yra riešinis, kitas yra žąstinis. Netrukus pademonstruosime, kaip paprasta jais naudotis. Pirmiausia, apžvelkime AEG žąstinį kraujospūdžio matuoklį. Įsitaisykite patogiai, atsisėskite, užsidėkite ant žąsto taip, kad šlangelė būtų vidinėje alkūnės dalyje, šiek tiek aukščiau, ir tiesiog paspaudžiate Start mygtuką. Netrukus kraujospūdžio matuoklis automatiškai pripūs diržą ir taip pat jį išleis, bei pamatuos kraujo spaudimą bei pulsą. Štai, dabar išleidžiamas oras ir matuojamas kraujo spaudimas. Štai pamatuotas kraujo spaudimas 124,78 ir pulsas 64 dūžiai per minutę. Taigi normalus mūsų paciento kraujo spaudimas. Antrasis AEG kraujospūdžio matuoklis yra riešinis. Jis yra šiek tiek pigesnis. Ir galima sakyti paprasčiau, užsidedamas daug lengviau pamatuoti kraujo spaudimą. Taigi netrukus pažiūrėsime, kaip tai padaryti teisingai. Užsidedame ant riešo kraujospūdžio matuoklį, dėkite šiek tiek žemiau negu riešas, porą-trejetą centimetrų, prisisekite, dedamas jis iš vidinės pusės rankos ir be abejo paspaudžiame mygtuką, netrukus kraujospūdžio aparatas prisipūs ir išleis orą bei pamatuos kraujo spaudimą bei pulsą. Ranką stenkitės laikyti šiek tiek pakeltą aukščiau, širdies lygyje. Na štai gauname rezultatus, galime peržiūrėti rodmenis.